Sveiki, tai šiandien sugalvojom atsidaryti savo Papua kavytes ir pamaniau, kad tuo pačiu nufilmuosiu video ir apie Aeropressą. Tai biškį apie pačią Papua. Tai man asmeniškai labai įdomi kava, aukštas ACA reitingas ir Azijai būdingas kartesnis skonis su puodelėje liekančiu saldumo aromatu, sakyčiau. Man labai įdomi kava. Tai šiek tiek apie patį Aeropressą. Maždaug prieš 20 metų Alanas Adleris, inžinerijos lektorius buvęs Stanfordo universiteto, jis dirbo žaislų kūrėjų ir nukreipė savo dėmesį vienu momentu į kavą. Jis norėjo išrasti tokį kavinuką, su kuriuo būtų greitai galima pasidaryti kokybiškos kavos, kuris būtų patogu vežtis į keliones dėl savo kompaktiško dizaino. Tai yra labai populiarus ir šiaip gan atlaidus kavinukas. Taigi mes naudosim vidutinio skrudinimo kavą. Santykis bus 1:60, tai 1 litras vandens, 60 gramų kavos. Čia yra vienos porcijos kavinukas, tai darysim 2 kartus. Kadangi mes naudosim vidutinio skrudinimo kavą, mes ją susimalsim jau arti espreso kavos rupumų. Jeigu jūs naudoja tamsią kavą, siūlyčiau malti šiek tiek rupiau. Ir vanduo. Tradiciškai mes užpilinėsim 93 laipsnių kažkur temperatūros vandeniu, kadangi tai yra vidutinio skrudinimo kava. Jeigu jūs turit tamsesnę kavą, tamsią kavą, galima užpilinėti ir žemesnės temperatūros vandeniu. Ir vėlgi, kaip ir visuose receptuose, jeigu rezultatas gaunasi per kartus, aš kalbu nenatūraliai per kartus, jeigu pupelė iš savęs yra kartesnio profilio, tai yra jau kavos pačios niuansas, bet iš esmės jeigu gaunasi nenatūraliai per karti kava, tai reiškia susimalėt per smulkiai. Jei per aukšti, tai reiškia nepritraukė, susimalė per rupiai. Tai galima šitą sužaisti. Arba gali būti neteisingi laipsniai vandens. Jeigu tokią kavą užvirėt, užkaitėt per žemą temperatūrą, jį gali tiesiog nepritraukti ir bus per aukšti. Tai ką, galim pradėti. Pradėsim tradiciškai nuo vandens. H2O užsikaitam, atsikimškim pakuotę ir skaniai pagaudykim aromatą. Kosmosas. Gražios vienodos didelės pupelės. Rudos kaip šviesus šokoladas. Tai ką, kol vanduo kaista, šyla, pasisversim, susimalsim kavą. Tai kad būtų paprasčiau man, susimalsiu iš pradžių 15 ir po to vėl 15 gramų. Kaip turgui pas tetą riešutų pasisversi, čiuk, čiuk. Šį kartą lūpdažiuko nepamiršiu panaudoti. Pasiėmėm filtriuksą. Statom į apačią. Ir užsukam. Ištraukiam viršutinę šitą pompos dalį. Tai dabar dėl filtro. Iš esmės dauguma rekomenduoja jį sušlapint, kad vėl nebūtų to popierinio skonio, bet kiti sako, kad nereikia. Nu, aš sušlapinu. Statom virš puodelio. Ar ant puodelio, kaip čia. Dabar rupumas kaip smulkios druskos. Dar jaučiasi tarp pirštų granulės, bet jau artėjom prie mokos, prie espreso. Su tokiu, aišku, dar espreso neišspausi, bet Aeropressui kaip tik. Žinokit, susimaltos šviežiai kavos kvapas yra
Tai už ką jūs mokat? Čia privilegija. Gerai, negaištam laiko, noriu tos kavytės paragauti. Susiberiam turinį į talpą. Lepeizorius biški. Palyginam, aišku. Ir ką? Užsidedu ant svarstyklių. Sakt. Įjungiu laiką. Ir įpilam. Aš pilu iki ketvirto, čia sugraduota. Tai yra apie kažkur 230 ml vandens. Ir iškart visą turinį užpildom. Kuo greičiau, kad apsemtų visą kavą. Vientisai. Nu, aš iki ketvirto. Cakt. Ir lengvai švelniai uždarom, kad nebebėgtų į apačią kava. Vėliai nuo svarstyklio aš galiu nusikelt, man svarbu laikmatis. Ir dabar taip ir laukiam. 2 minutės, vieni sako, kiti 4. Aš laikau apie 3 minutės. Ką, kol čia vyksta procesas žydėjimo, susimalsim dar vieną partiją. Jo, dažiuką pamiršom antram, nu, žioplys ir viskas. Nu, 3 minutės ir spaudžiam lengvai į apačią. Reikėtų suspausti į puodelį per 30-40 sekundžių. Nereikėtų kažkaip tai kūnų čia užsigulti, ant to tiesiog rankos svorio pakanka vientisai, paprastai, ramiai. Ir jau kai priartėsim prie apačios, pasigirs garų, nežinau kaip čia, pasigirs toksai purškimo garsas. Tai žmonės dažniausiai ir nutraukia spaudimą, išgirdę tą garsą, neva tai priduoda kartumo, nes iš kavos išspaudžiamas anglies dvideginis, bet nepastebėjau aš didelio skirtumo. Sakau, labai atlaidus kavinukas, praktiškai visada gausit gerą kavą, nežinau, ką čia taip jau labai blogai galima padaryti, kad būtų kažkaip tai negeriama. Gal čia jūs išnekėjau, net nebespaudžiu, vietoj stoju. Ir tai va, čia grybą apipjaudamas, pasimėgausiu labai skanią kavytę. Nu va, girdžiu tą garsą, bet aš vis tiek dar paspausiu. Čia aišku, jau kavos dabar nebelabai kažkas bėga. Iš principo, kaip ir užteks. Atsuksim šitą filtrą, įspausim iki galo tiesiai į šiukšliadėžę kavos tirščius, biškį praplausim su vandeniu ir galim ruošti kitą. Esam pasiruošę antram puodeliui. Tik pajudinau aromatai, tai ką, pasidarėm 2 labai geros skanios kavos puodelius. Su žmona nudžiuginti. O su jumis buvo Kavos Epa šeima. Susimatysim sekantį kartą.